Sveiki, Europos futbolo čempionato ketvirtfinaliai tęsiasi, aš Nerijus Kesminas, kuris pabandys su jumis paspėlioti ir toliau. Ispanija, kuri nenugalima jau 4 metus iš eilės, prisimename, kad tai yra 2008 Europos čempionė ir 2010 pasaulio čempionato laimėtoja, žaidžia ketvirtfinalyje su Prancūzija. Ko galime tikėtis? Sakyčiau, drastiškai, galbūt ne visi sutiksite su tuo ir tai yra, aišku, irgi jūsų pasirinkimo teisė, spėju, kad prancūzai gali laimėti. Kuo argumentuočiau? Na, visi išmoko žaisti prieš ispanišką tiki-taką. Tai rodo ir Barcelonos rezultatai šį sezoną, tai rodo ir ispanų sunkus vargas rungtynėse su Italija ir Kroatija. Prancūzijos komanda, aišku, žais taip pat kaip kroatai ar italai, tai yra bus pagrindinis dėmesys skiriamas gynybai, tai yra bus mobilizuotos pajėgos ties savo baudos aikštele, bus daug juodo darbo stengiantis ispanams neleisti žaisti ir kadangi Ispanijos rinktinė nėra tokia aštri, kokios galima buvo tikėtis prieš čempionatą, sakyčiau, kad tai gali sukurti problemų. Jeigu jūs manote, ar tikite, kad per 90 minučių Prancūzija nepralaimės, mano nuomonė tai yra labai tikėtina. Futbolas bus atsargus iš vienos pusės ir klausimas, ar kita pusė sugebės pro tas atsargumo barikadas prasiveršti. Spėčiau, kad rezultatas gali būti lygus. Tokiu atveju, jeigu jūs manote taip, tai yra santykis 1,95. Vėlgi, jeigu prancūzai atsilaiko 90 minučių, galima manyti, kad jie ir toliau eis į priekį, galima manyti, kad jų pasitikėjimas savo jėgomis išaugs, o 11 metrų baudinių serija, ar tas pats pratęsimas, tai yra loterija. Ir ten prancūzai gali laimėti. Jeigu surizikuosite, santykis 2,90. Na ir dar vienas spėjimas, sakyčiau, kad atėjo laikas įmušti Karimui Benzema. Tai yra žaidėjų, kuris puikiai pažįsta ispanų gynėjus, taip, tuo pačiu ispanų gynėjai pažįsta Benzema, bet faktas yra tai, kad Prancūzijos rinktinės lyderiui, atakų lyderiui bent jau tai buvo planuota, kad jis bus būtent toks. Kol kas nesiseka. Tai yra viena loginės grandinės detalė yra tai, kad jam tarsi ir atėjo laikas įmušti, kitas dalykas, kad prieš Ispaniją jis tai norės padaryti itin. Santykis nėra labai didelis, 3,20, tai yra matyt rizika irgi teikti, kad Benzema neįmuš yra gana didelė, bet kodėlgi ne, spėčiau, kad taip gali būti.